Ką čia valgot? Nesikalba su manim, gal kalbos nemoka. Was essen Sie hier? Ne, bėga nuo mane. Užkalbinau paukščių, sakė, eik tiesiai. Nu, čia ta prasme liko už kameros, nes reikėjo kitą kalbą šnekėti, gal man fluent nesigauna. Sako, eik tiesiai rasti oazę vandens. Galvau, menininkų klubą užeisiu, bet dėja uždaryta. Kiek suprantu, vyksta visokios ekspozicijos, dar kažkas čia. Tik pats kaltas, darbo laiko nepasižiūrėjau. Tai teks kitą dieną neeit čia. Dėjau ir jau pilį priejau, bet panašu, kad jau ten riterių nėra. Sėdi beždžionė, čia pasirodo skulptūra yra, kurios pavadinimas neatspėsit. Sėdintis. 83 metų gamybos. Nu, žmonės pagal logiką turėtų būti stovinčioji, bet vadinasi kitaip. Pavadinimas bėtė. Įdomios proporcijos. Įžymėjai Vokietijos rūžių vamzdžiai. Ką jie čia daro? Išpumpuoja vandenį iš grunto. Superkarą pamačiau. Aišku, ne visiems taip atrodys, bet Opel Manta tikriausiai čia stovi, neklystu. O gal čia net kadetas senas? All but gold. Kadetas pasirodo. Tai va, sumaišiau. Kadetas tokio iš vis nesu gyvai matęs. Manta lygesnė būtų. Yra 30 dar stovi. Visur gerai, kur yra 30. Ką, priėjom tiltą. Cannot swim, but can cross it. Tai va, padarysim. Tiltas kaip tiltas, normaliai. Išeitas su vaizdu į vandenį. Parkelis viską. Vanduo pasirodo meinas čia priekį. Ir bėgi traukinį. Ranka pasiekime, jeigu reiktų važiuoti. SMS priekį, bet nesimato, bet šiaip kaip prasme labai daug didelių kioskų. Kaunas spauda, tai vieną aukštą dažniausiai būdavo. Piešiniai, tunelis priekį. Ir dvirbos dešimtkus ir kioskų priekį. Tai senamiestį atsidūriau centre, prie fontano ir senų namų. Dar bažnyčios su žalia kepurė. Dar senamiesčio architektūros truputį. Nu, čia labai daug. Romeris čia skaitos. Gal koks traukinys išlys. Kažkodėl abejoju, bet slagam patikrinti. Na, į traukinį nėra. Anksčiau kranininkai kokiuose dirbdavo. Gal ir dabar dirba, tik tai nėra kranininko, nieko nesimato aplinkui. Ir kažkas jam prirašinėjo, kažkokių palinkėjimų dar matos. Va, kranininko nuotraukų yra. Bananų vagonas ir Centrinis bankas Europos. Nebloga instaliacija. Kaip į kalną nuo kalno, taip nuo tilto į tiltą. Anksčiau taip per YouTube'ą mačiau, dabar tai gyvai matau šitą grupę. Speciali pieva vabalams. Nu, neblogai. Sakiniais taip gerai matau, kad net atrodo, jog Vilniaus televizijos bokštas matas. O ten. Reikės jau tokius sakinius pirkti. Jų parkų ir prijau bažnyčią. Švento Džordžo kažkur. Tai nesekmadienis, tai uždaryta turbūt. Nu, bet rytoj tai aš čia tikrai neįsiu. Mašinas važiuoja kaip ir visur. Aš su ant tokio tilto virš mašinų. Teismas mažas. O tie už ten kažkur.
šviečia saulė. Už manęs kažkoks Stargate'as, tai gal skrist nereiks, ta prasme lengva būtų įlysti šitą daiktą ir išlyst Lietuvoje. Reiks ir to išbandyt, gal pasiseks. Nesimato, bet panašios į mane pagal dydį. Mažieji krokodilai. Kai nors gal užaugs iki tikro dydžio, bet dabar tai dar ne. Nu, kiek iš tavęs batų išeitų? Delno dydžio. Nežinau, ar faini. Beždžioniukai laipioja. Tai beždžionių stendas. Rūžavi gandrai. Jeigu pėsčiųjų perėja turėtų kojas, tai atrodytų taip. Ir vat nejuda irgi niekur. Tik tai nežinau, ar tokius reiks sustoti su mašina važiuojant prie jų ar nereikia. Interaktyvus raganosis, pabandysim knopką paspaust. Neveikia. Neveikia. Čia jis tikriausiai gyvena, bet dabar į lauką išėjęs pasiganyti. Čia geras įspėjimas irgi, kad neplaškyto. Dinozaurai augina kaktusus. Krokodilai būsimi. Jeigu įsižiūrėsite į krūmus, tai pamatysit briedį krūmus. Arba giminė tolimą. Labai nedrąsus. Radau stručio lizdą, bet stručio nėra. Tik tai paliko pietų biškį. Kas išsiris, nelauksiu tikriausiai. Nu ką, masonai dirbo, menininkai paišo ant tvoros. Geras sprendimas. Nemačiau, tik tai reikia kam nors betoną pamaišyti. Tokius juokingus atvirukus radau. Tai pirmas, aišku, nesimato, nice to meet you. Antras, nenustoju galvoti apie tave ir tipo sensti. Nežinau, ar Kaune tokių pirkti yra. Reiktų į Kauną parsivežti šitą statulą. Turbūt netilps į kišenę įsidėto lėktuvę, tada irgi nepavyks niekaip parsiskraidinti su lėktuvu. Nu ir matysim, tokia atrodo iš tiesų. Va, vergaukite eurui.